Jei brangi jums jūsų sveikata, jokių būdų nevalgykite čia, nes po apsilankimo Grill by McMahon man ir mano sūnui prireikė medikų pagalbos. Bet apie viską nuo pradžių. Susigundę Grill by McMahon kūriamo turiniu, vieną dieną ir mes atvykome paragauti stebuklingo grilio patiekalų. Aptarnavimas tragiškas, vos užėję išgirdom, ten neikit, sėskit čia. Bet noras paragauti stebuklingų grill patiekalų privertė likti, nes meniu patiekalų nuotraukos atrodė įspūdingai. Bet jau kai atnešė sriubas, pasijutome apgauti. Štai kaip abidvi sriubos atrodė meniu. O iš tikrųjų, Harčio sriubą net gerai pramakalavęs, joje neradau nei gabalėlio mėsos. O jei galvojat, kad su kufta buvo geriau, tai labai klystate. Va kaip atrodo kufta jų meniu. Ir štai, ką jie žmonėms patekė. Kiek parų jau ši sriuba yra išvirta, aš nepasakysiu. Bet kad ji virta ne šiandieną, puikiai rodo šios pageltusios bulvės. Ir kam svečiams nešti duoną, kuri jau baigia pavirsti į akmenį. Žodžiu, tiek to pirmo įspūdžio po sriubų. Kai pagrindinį patiekalą išsirinkau erieno šašlyką, o pažiūrėkite, ką man atnešė. Pamatęs, kad vietoje erienos man atnešė avienos, aš atsisakiau valgyti. Dar pakvietė rusiškai kalbantį grilistą, kuris mane bandė įtikinti, kad čia avinas. Aš nesiginčiju, kad čia avinas. Tiesiog aš noriu gauti tai, kas yra parodyta meniu, būtent erieną. Ir už šitas atraižas jie nori gauti 19 eurų. Kebabo lavašą galėjo šiek tiek labiau apkepti, o ir vištiena viduj buvo labai sūri. Sūnui paprašius prie kebabo lavašę grūzintų bulvyčių, jam buvo atsakyta, kad negalima. Vietoje erienos užsakiau vištienos kebabą lėkštėje, kuris taip pat kaip ir sūnaus buvo sūrus, o po apačia kalnas grūzdintų bulvyčių, kurios buvo permirkusi aliejuje. Ir būtinai, jei norite būti įsitikinę 100%, kad jumis čia neapgavo, prašykite šioje maitinimo įstaigoje kasos čekio. Nors šioje įstaigoje ir suvalgėme nedaug maisto, bet jau po valandos pirmiausia aš pasijutau blogai, o dar po 2 ir sūnus. Kad jei jums brangi jūsų sveikata, aplenkite šią įstaigą didelių lankų.